Nu tai ką, chebra. Šiandien mes turime Citroeną C5. Yra mano broliuko mašina, su kuria važinėja kiekvieną dieną. Ir šiandien mūsų darbas yra pakeisti jam stiklą, nes prieisiu parodysiu, nes kaip matot yra jisai išdaužtas. Ir taip pat norim išplaut mašiną, tiek salone, tiek išorę ir pajungt subą. Tai kad pakeisti stiklą, reikia išsiardyti salone visus plastikus, nusimt viršutinį plastiką, šoninius plastikus, kad būtų geresnis priėjimas, pjausim stiklą. Taip pat manau nusimti bagažinę, kad būtų lengviau patį įdėti stiklą. Kaip matot, yra labai mažas tarpas, net pirštas nepraeina. Nu taip, tai dar yra tarpas, bet kadangi klijuosim be jokių specialių priemonių, tai yra be tų prisoskių, kai vadinamų. Tai geriau nusimta bagažinė, ten 4 varžtai. Nu aš nežinau, reikės pasižiūrėti. Taip pat išplausim mašinytę, nes po žiemos dar nėra plauta. Gražuolė pas mus. Ir taipogi pajungsim subą, nes parodysiu, va salonas baisus, tragiškas. Tai irgi pabandysim atgaivinti jį, kad būtų nors kažkiek gražesnis. Nu, sėdynės dar pakankamai pakenčiamas, bet tikrai purina. O su subu tai jo, turim pliusinį laidą subo čia. Čia va jungiasi šitoje va vietoje, jungiasi saugiklis, o čia jungiasi prie kumo. Ir kaip matot, jinai juda. Nu, jinai juda, va. Tai irgi turiu tas staklės. Tai irgi sudėsim atgal. Ogi norėčiau kokybiškai susilituoti visos laidus. Izoliacija, nes čia kaip matot, yra labai prastai. Nu šiandien gal to nedarysim, gal kitą dieną pasiliksim. Labai prastai, tai noriu pasidaryti profesionaliai, kad niekas nedaug dievė neužsidegtų. O subwooferis va koks, jeigu kam įdomu. Šiaip gerai kapoja. Jo, turim tokį mašiniuką. Ten C5. Jeigu kas irgi nori, nu čia robotas, jeigu kas irgi nori, tai tėtukas turi. Irgi C5, 211 faceliftas. Va, mechanika, magija. Tokia, tai beteliko. Irgi turi defektėlis, skylės stiklas, tai irgi. Manau, šitą problemą patys įspręsim. Bet dar nėra skelbimas. Parvarytas iš prancūzų. Labai geras automobiliukas. Šitas irgi iš prancūzų. Bet jų broliukas pasiėmė. Tai manau, mažiau kalbų, daugiau darbų ir varom tamsintis garinį stiklą ir ardyti ir klijuotis. Gerai, tai va taip pat atrodo išardyta, palangė visa. Dabar atsiungsim 2 fiškės ir bandysim lupt langą lauk. Jo, manau, dedu jūs, atsijungiu fiškės ir laukia pasistatau kamerą. Bandysim su jumis lupt, gal iš vidaus. Jo, daug čia darbo bus, dar prisilituosim. Tik tuos 2 laidukus. Gerai.
Nu ką, atnaujinimas su citronu. Tai išmušėm langą, kaip matėt. Tada nupjovėm visus klijus. Nukirpom tas fiškės. Vieną jau čia prilitavau, izoliavau, kitus va surišau, dar sulituosiu. Nekreipkite dėmesio, kad skirtingos spalvos. Tiesiog dariau pagal šitas padėtis. Čia ilgiausias yra mėlynas, ten ilgiausias yra juodas. Čia trumpesnis yra raudonas, senam stikle, trumpesnis rudas. Ir pats trumpiausias senam stikle mėlynas, čia rudas. Nežinau, kodėl neskiriasi, gal šitas yra kur be teliko. Tai irgi dilema, žiūrėsim, kai veikia, jeigu ką perdarysiu. Tai irgi sulituosim, padarysim. Tada dabar noriu viską išsisiurbt, visus stiklus. Jų yra labai daug. Čia jau truputį prasisiurbiu, bet tikrai pakankamai daug. Tai šiandien dar prasisiurbiu. Užsimetam langą, jau šiandien 8:30, tai už pusvalandžio tamsu bus. Užsimetam langą ir rytoj ryte atsikeliam, praeinam su antisilikonu, uždedam gruntą, patepam. Parodysiu irgi, kaip atrodo. Dedam klijus ir klijuojam stiklą. Ir manau bus dar. Šitų langų, manau, netamsinsiu rytoj, nes nespėsiu. Kitą savaitę jau į mokyklą. Tai ja, dar kitą savaitę. Irgi sūbo nespėjau, atjungiau, ištraukiau, kad neišpurvinti jo. Ai, va kas, susidomėjot kokia firma. Kokia čia firma? BM Audio. Nu, kaip sakiau, įdės šitas mūsų operatorius. Šiaip geras, ūpas gerai kapoja, užtenka. Galima daugiau atsisuk, bet galimai dėl to ir išdužo langas, nežinau. Gal kažkas metė akmenuką. Tai gerai, ir ką, iki rytojaus tada. Čiau. Nu ką, šiandien jau, kaip matot, yra kitos dienos vakaras. Ir jau užkliavom stiklą. Stiklas prisikliavo labai gerai. Prasme. Labai gerai viskas prisikliavo. Čia pajungiau tą navigaciją. Nežinau, kas čia, gal parašykit komentaruose, kas čia yra. Pajungiau, tai viskas veikia. Viskas veikia. O, šitas grįžo. Grįžo, nes atvažiavo, nes praeitą savaitę kur buvo, nes Bernamas kuri draugo. Ką ten darė? Dirba jį, Bernamas kuri buvo. Ploviau sėdynės. Va, jisai ką geria. Žiūrėkit, ką geria. Visokias nesąmonę. Baterį. Normalus tu energetinis vanduo tai jau, o vandens tai negeria. Vandens tai negeria, pilnas. Negeria. Vandens negeria, ne? Gerai, tu kadangi operatorius pas mus, tai tu ir im. Pats geriausias. Gerai, Kai kurie teigia. šiandien, kai matot, pradėjom mes vakare. Kodėl? Todėl. Todėl, nereikia vakare. Kokie šiandien darbai? Alio, kokia nugara pas jį? Maža. Maža nugara, taip. Reikia daug sportuoti. Reikia parodyk, tas plasmasės surink. Taip. Viduj. O, nėra plasmasų, nieko nėra čia, tuščia. Čia kolonėlės bus vat gražios. Stebės, kažkada projektą darysim. Nieko mes nestatysim. Projektas. Ne, be šansų. Broli be šansų. Broli, davai broli. Dirbam. Gerai, ir dar norim tamsinti šitos stiklus irgi. Tai aš tamsinsiu nuimdamas aploškę ir išimdamas patį stiklą. Žinau, ten jau rašysit, jau rašot komentaruose, jau matau. Viską matau. Kam tu čia darai, galima taip. Aš darysiu taip. Pratot? Viskas. Palauk, neižiūrėjau.
Tai dabar turėjai bairišą. Ne, Tai žmonės laukia dabar. ne, nesugalvojau. Ką žmonės daro? Va, čia šuniukas. Protingiausias. Čia mūsų pats protingiausias ir geriausias šuniukas. Perlytė. Ten. Perlytė. Man gerai. Aišku, viską valgo, narvus valgo. Sėdėt. Man moka komandą. Labas. Bet šiaip gerutė labai. Labas. Mėgsta vaikščiot. Labai mėgsta. Eisim pasivaikščiot. Labai mėgsta, tai yra jinai... Taip mėgsta. Gerai, Jonai, dirbam. Na, darbas po... Nu, su tokiu grožiu šiandien... nelabai- Darbą žmogų puošia, paskui pasivaikščiosim. Mielo. Tugi nori, kad jinai pasivaikščiotų? Tai einam dirbti. Mielo. Gerai. Nepyk. Man reikia dirbti. Nereik manęs bučiuot. Man reikia padirbti. Brolis supyk. Tai gerai. Manau, tu tada pafilmuosi? Ne. Greitai užmesiu šitas plasmasės gale. O broliukas pafilmuosi, galės kokių bairių pašavę. Man atrodo, jums labai patiko bairiai iš pirmos serijos. Ne. Tau nepatiko. Tau tai nepatiko. O tai su benė šlapė ar ne jau? Ne, čia su išdžiūvaju. Pusiau, taip, žinai. Gali parodyti, kad dar yra. Ai, galiu bus parduotas, parodyti. Pirmą va, galiu parodyti. Ne, nereikia. Jeigu... Parodė. Va čia. Čia mes ir mūsų mašinos. Gerai, turim mes plasmasės. O čia kolonėlės bus, o čia. Bus kolonėlė. Čia ertmės specialiai padarytas. Žiūrėk, Va, čia galima pažiūrėti, va taip. Čia įsipjausis, pasitrauk šitą išmėsim. Žiūrėk, žmonės, tai parašykit komentaruose, Ar dedam kolonėlės ar ne? ar dedam kolonėlės ar ne. 1000 laikų, Bet aš pabrėšiu vieną dalyką. 100 laikų ir Mano dedam. brolis susidėjęs į duris tai kolonėlės, geras pionierius. Mažokai. Reikia dar Ir keisti. suvamą turi, kur paimsim, bet šiandien neimsim laiko nėra. Subas dar va šitą kolonėlę eis. Šitą. Taip, taip. Kur skuduras yra. Jau rodžiau prie tam video. Ne prie tam Irgi, šitam video, irgi į mašiną eis. Tai jo, parašykit komentaruose, ar dedam tos kiaušinius vadinamus, ko aš labai nenoriu daryti, nes reikės kėbulą pjaustyti. Reikės palangę pjaustyti. Bet realiai reikėjo tą padaryti, kai langas buvo išpjautas. Man bus labai nepatogu. Labai nepatogu, bet labai įdomu. Man. Tu nieko nedarysi, tu Tai va žiūrėsi. būtent, aš filmuosiu, o tu darysi. Ir dar mano brolis nori Androidą įsidėti. Taip. Bet kai pas jį yra didelis telikas su navigacija ir jis nori išmesti didelį teliką. Taip. Galva pasišvies. Taip. Aš tau siuntimą galiu duoti. Davai, dirbam. Dedam kolonėlės. Nėra motyvacijos, tai tik nesąmonės. Gerai. Gerai. Dedam plasmasės. Tai gal pirmą langą tamsinam? Ne, pirmą plasmasės. Pirmą lengvesnį. Ne, pirmą sunkesnį darom. Ne, aš dabar filmuoju, kaip aš dedu plasmasės. Į tašką. Žmonės galvoja, kad aš uždėčiau plasmasės. Niekam tas plasmasės neįdomas. Kam įdomu? O vat kolonėlių dėjimas, jūs pagalvokit. Nežinau su kolonėliu. Viskas čia. Žiūrėkit, jeigu šitas video surenka 2 štukas. 100 laikų, tai mes dedam kolonėlę. Jeigu surenka 2000 laikų, mes dėsim tos kiaušinius ir dėsim Androidą. Taip, Šitą jo fūdą. aparatas šitą. Čia V12. Ne, čia skardu. Iš toli čia žiūrėk, kaip atrodo, kaip lietnykai. Tik mašiną įsipaut reikia. Tu eik iš kitos pusės, rodyk, kaip Mes aš šitą dirbu. priveidą, kad matytum. Tu rodyk, kaip aš dirbu. Tu nerūdai. Dirbam. Davai dirbk. Gerai čia. Faina, šviestas. Galite, ponas, atnešti šviestuvą? Ne. Prašau. Greinam šviestuvą paimti. O kur šviestuvas? A, va, kur vežtuvas šviestuvas. Taip, gerai. Straukiam. Kas čia per garsai? Net durų nemoka daryti. Na tai vakar sporto salėje buvo, šiandien jau durų nemoka daryti. Taip. Jau jėgų ne. Jisai, žinot, ką darė? Man tam pareikalinga čia tik dėl žiūrovų, man šit nereikia. Jisai, žinot, ką darė? Nieko vakar nedarė.
Sportavau, gal nežinai. Trauką davai. Motorėnų yra. Maidukas. Dabar čia. Tada turėt čia kur. Man atrodo šitas bus. Čia kai mechanikai dirba, šitas galbūt čia. Nežinom. Paskaitom knygutę, gal instrukcijai bus. Kas baisiausia, kai lieka varžtų. Tai čia geriausias. Jos tiesiog sumetė į vieną krūvą visus. Įsivaizduoju, čia geriausias mechanikas, kai lieka detalių. Va, viskas. Stronas tvarkosi kaip? Smūgiais. Smūgiai. Va, viskas. Atsistojo. Ten yra va, tokie fiksatoriai. Čia jie palaužyti, aišku. Va, yra tokie fiksatoriai. Nieko nesimato. Kaip man padaryti, kad matytųsi? Dabar matos. Matosi? Šono čia. Va, matos. Matosi? Taip. Va, čia yra tokie fiksatoriai, jie tiesiog, kai tu su ranka, kad smūgiuoji, kaip čia kitaip pasakyti. Gerai, dedam. Taip, niekas čia nesueina, matom, nesueina. Čia viskas, nu čia tais metais taip ėjo. Pasiečiam. Kodėl jis nesueina? Kodėl jis čia nesueina, įdomu? Nes Jonas remontavo. Jonai, paaiškinkite, kas čia įvyko. Nežinau. Blogai viskas. Viskas, kaip sakoma... Viskas čia gerai, ko tu čia seną mašiną, ko čia nori. 2010 metai. 10 galas. 16 metų mašina. Tai čia kaip nauja mašina. Lietuvė mašina naujausia. Čia kaip į saloną galas. Normaliai, čia viskas. Antikvariatas. Taip, apeinam iš kitos pusės. Čia mašina, pasižiūrim. Gražus stiklas. Taip, Jonai, ką mes čia darysime? Pajungti buvo kontaktus, ką tik. Kontaktą mes priklijavom ant tokių specialių klijų ir dar dėl saugumo izoliacijos dėjom. Nežinau, aš gal paskui nulupsiu. Paskui, žinot, paskui. Paskui nulupsiu. Paskui jis viską lupa ir nieko nepadaro iki galo. Nesupranta aš su mechaniku. Aš nesu mechanikas. Mechanikas yra tas, kuris tvarko žmonėm. Nu tu ne žmonėm taip. Aš savo mašiną tvarkau, tiksliau tavo. Ir tu mane terrorizuoji su tuo. Taip. Aš tokiais atvejais vieną kitą dieną dirbat. Jo, einam kitą dieną dirbti, teisingai. Šiandien plasmasės įdedam? Ne, stamsinsim, mes jau pasakėm. Ne. Gerai, čia laikysim. Gerai. Atnešk, ponas, atneškite Aš nežinau kur. plasmasės ant sėdynės. Ant bamso sėdynės. Davai, nešam, dirbam. Čia jis tipo dirba. Čia tipo Jonas bando suprast, kaip dabar diržą čia dėt. Jis net nemoka diržą dėt. Moku, aš tiesiog mane kai filmuoja kamerą. Man sunku dirbti. Mama, taip. Reikėtų, kaip sakoma, kursus diržą dėjimą. Va taip, va, viskas. Taip. Va. Va, išmoka diržą užsidėti. Šaunu. Komentatorius. Opa. Bum. Tai paprastai čia padaužom. Lengvu rankų judesiu. Čia irgi va statė. Liko va šitą plasmasiuką įdėt. Čia va subo laidai. Čia va. Čia kur tu eisi? Ne? Kai čia į laidotuvės eisi kažkokias? Jo. Nu tai Pako Lorente, eik tu savo, čia kokiais drabužiais rengiasi. Tu tokiais drabužiais rengiasi ir tokią mašinas pirki. Tai čia įvaizdis, imidžas. Ne, o realiai, o kam tu tie marškiniai, tu juodi?
Į šitos vestuvės. Į draugo laidotuvės eisiu. Palaidočiau. Kaip sakoma, vestuvės beveik kaip laidotuvės. Aha. Davai, ponas, duokite plasmasę. Nėra. Duok plasmasę. Aš žinau, kur padėjai. Čia su mašinom dirbi ir savo lankstumą pasitikrini viską. Vieto nugarą suskauda. Senukas jau. Kai sekas. Vakar bandė kažką įrodyti, čia jau senukas. Tu rodytojas. Kai nori tu, aš pafilmuosiu, tu įdėsi čia. Gerai? Ne. Ne. Pats svarbiausia neleidžia niekada. Man priverčia mane sėdėti. O pats dirba. Tipo darbininkas. Gerai, tu čia. Irgi gerai. Tik nesakyk, kad eik paimk plasmasę. Minutai. Liko paskutinė plasmasė. Nešam, davai. Nešam plasmasę. Va, jisai jau užmygo, jau pavargo. Jau eisim mėgučio. Aš žiūriu į įsivaizduojamas žvaigždės. Ja, žvaigždžių nėra. Parodyk, kokias gražios žvaigždės. Yra tik tai mechaniko darbas. Jisai žvaigždės žiūri kaip mechanikas. Mechaniko svajonė. Daugiau automobilių, daugiau taisymo. Parodyk savo šitiem. Prašom. Gerai, parodyk savo šitiem. Va, teisingai, čia va parodysim kolonėlę, čia dėsim. Ir vat kur jūs galvojat, vat kur galima čia įdėti? Čia įdėsim. Čia laida eina. Čia nebūtinai kiaušinių, čia galima dar didesnis kolonėlės dėti. Čia tas koncertinis galima dėti. O, 3 skylės yra 3 kolonėlėm. Tai žinokit, jeigu jau rašot, kad čia blogai, tai čia buvo, tai jau nuiminėjau. O, čia blogai padarė. Aš nenoriu sakyti ant kameros, kad su šita mašina buvo. Realiai nenoriu sakyti, nes labai brolis supys, bet čia buvo realiai taip. Čia buvo kolonėlės gale. Čia brolio mašina, jisai jam bandingas su tokiam važinėt. Gerai, dirbam. Ir eisim namo. Eisim nuo stiklo užtamsyti. Dabar viskas kaip ir gražu. Gerai, dedam 3 pistonus. Daug kam kyla klausimas, kas yra pistonai. Laikikliai. Tokie. Plasmasiniai. Jonuko pamokėlės. Šitas. Nu, Jonukas kažką per 17 metų išmoko. Aš jau tu sakysi, per 17 minučių surinko dar pasakyti. Tai panašiai 21 minutė. Kameristo technologijos. Man atrodo, aš tokiais būdais pavirsiu į šitą kinietį. Gerai, dirbam. Dabar lupsim mablošį jau. Tai ką mums reikia padaryti? Servetėlės pirmą išimt. Įsitraukti. Daiktus. Daugiau daiktų nėra. Čia vat Jono sandėlys. Čia jisai kaupia savo turtą. Vat Jono staliukas, jisai čia mėgsta atsisėst. O gal nori žmonės nusipirkti varų pas mane? Vairai, dviračiai, karočiai, viskas, ką nori čia. Galiu dviratį parduoti. Už 5... Galiu šitą parduoti dviratį. Už 300 eurų. Galiu tą parduoti dviratį. Dupiam. Galiu tą lombardą parduoti. Tas 400. Tas, nežinau kokie. Gerai, dirbam. Laiko nėra. Kas nori nupirkti vairą? Kokį dienas? Noriu parodyti vairą. Čia Subariko vairas, nepasakysiu nuo ko. Turbūt ne nuo mašinos. Nuo mašinos. Vairas su airbegu, tai nežinau, parašykit savo kainą, galiu atiduoti už savikainą. Nežinau, 2 eurų. Mažiau gal. Nu susitarsim, jeigu kam reikia, būtinai parašykit. Pas mane pažiūrėkit, šitų vairų. Čia yra Volvo vairų. Yra Toyota, bet jie baisus Toyota. Yra Volvo gražus. Reikia žiūrėt. Kažkada padarysim mugę iš pardavimo. Visko aš čia turiu. Ai!
Dar ko neparašiau. Turiu kalpokus du. Volkswageno. Nuo Volkswagen Polo. Kam reikia? Nu, kad tikrai kažkam reikės. Čia bus... Wow, rankas įsitepiau. Nežinau, čia R16 gal. R17. Tai jeigu kam reikia, būtinai parašykit. Parduosiu irgi užsidėti. Yra dar lempų pas mus? Yra lempos. Netrauksiu, čia yra F10, bet yra su defektu. Jinai nuskeltas kampukas, bet čia... tikrai nuskeltas. Bet senį stiklą pasikeitus galima važinėti. Bet čia ne face. Aš nenoriu čia traukti. Nu kažkada irgi padarysiu mugę, bet yra F10 lempa, nežinau, ten tėvas nori 5 eurų, bet tikrai 5 eurų jinai nėra verta. Gerai, grįžtam prie mūsų projekto. Ką man reikia T20 žvaigždutės. Nes čia yra Citroeno. Yra France. Man reikia padaryti šitų. Давай, быстрей. Jūra. Kad nuimti bloškį reikia nuimti rankenėlės apdailą. Man visi laikikliai vietoj. Nei vienas nesulūžo. Man šitą reikia nuimti šitą. Tas būna labiausiai sunkiausia detalė, bet čia kadangi jau išlaužyto, nes kažkas ardė. Neš. Čia yra Ervinas ardė, brolis, kuris filmuoja dabar ir žvengia. Meistrelis. Jonas traukia labai aršiai. Dabar paprašysiu jūsų palaikyti duris. Nes gali būti... Žiūrovai, laikykite duris. Laikyk duris. Ir dabar laisvų rankos judesiu Sulūžo viskas? Vienas pistonas lūžo. Ir pakėlė viršų. Vienas lūžo, kaip mat. Ne, 2 lūžo. Čia matau, kad čia Toyotos pistonai, nes Citroeno pistonai jie vienkartiniai. Ir čia atjungiam langų nuleidėją. Čia viskas atrodo. Čia kaip atrodo. Ir kurgi tas mūsų... Pistonas... Vienas liko. Nu tai jį mes ištrauksim. Bet va, reikės vieną vėl pakeisti. Čia vat ir yra tas Citroeno originalų. Taip, dabar nuleidom truputį langą ir čia va matom 2 varžtukai yra. Ir juos dabar atsuksime ir langas bus galima ištraukti langą. Filmuojat? Taip. Tai va, kol jūs ten nuleidinėjot stiklą, jau nuėmė moldingą, kad būtų galima ištraukti stiklą. Tai davėme iš vidinės pusės ir iš išorinės. Nu ir dabar stiklas, kamau. Palauk, kai mes su Samson išiminėjom. Jono psichais mes išėmėm stiklą. Jisai viską išlaužė, o čia pažiūrėkit. Čia reikėjo labai daug išardyti. Čia net nereikėjo nieko ardyti. O jisai viską jau čia pradėjo laužyti. O čia žiūrėkit. O šitą viską pradėjo išlukti. Jau norėjo ir antrą plasmasę ištraukti. Šiaip būtų nepatogu išimti. Taip tai jo.
Mes kažkaip buvom mažiau vardę ir išėmė kažkaip. Taip, bet Jonas susipsichavo, viską išardė. Gerai, einam. Pirmą prasivalom su stiklų valikliu. Iš vienos ir iš kitos pusės. Nes pjausim plėvelę iš geros pusės. Nu, tiksliau iš lauko. O klijuosim iš vidinės. Irgi įsivalom visą gražiai. Kad blizgėtų. Ir dar tą vidinę pusę reikia nuriebalinti. Aš naudoju antisilikoninis valiklis. Matosi, nesimato. Antisilikoninis valiklis. Taip, yra skiediklis, bet skiediklis jisai per stiprus, galima taip pasakyti. Nu, stiklui gal neturi įtakos, bet pavyzdžiui kėbuloj tai galėtų dažus suvalgyti. Va. Turim plėvelę, čia yra 15%. Jo, tai čia tamsumo sutempsina 15%. Tai šiaip neblogai. Tai gerai. Jau susipjausim. Ir tikrai... Wow. Vienam labai sunku. Dabar aš noriu išsiaiškinti, kur yra lipnioji pusė, kur ne. Jo, kad išpjauti iš tos pusės. Čia realiai yra sunkiausias darbas. Taip, ką mes matome, kad plėvelė yra į viršų. Tai reiškia, kad mes kai pjausim stiklą, jo plėvelė į viršų. Tai reiškia, nu, kažnipnus paviršius plėvelės yra į viršų, į stogą. Tai tokia būsena yra labai gerai. Plėvelės tokia. Tai mes dabar nusiėmam plėvelę, įsipurškiam vandenį su feiriu. Pas mane čia yra paruoštas nuo praeitų kartų. Kad būtų slidus paviršius ir kad plėvelę galima būtų judinti. Tada įsipjaunam. Aišku, pjaunam ten porą milimetrų mažiau, ypač viršuje, kad neprikiptų stiklas prie plėvelės ir kai atidarinėsim langą, kad nenuluptų plėvelės. Tai jo, norėsiu dar pasižiūrėsiu tos gumos, kiek uždengia stiklo ir tada ateisiu, išpjausim, tada nuimsim plėvelę, apsuksim, nuimsim tą lipnę plėvelę, kad būtų neįlipni, tada ją visą išpuršim vėl feiriu, brolis palaikys ją, aš apsuksiu stiklą, irgi praeisiu su antisilikonu, kad nebūtų jokių purvų, nesąmonių, dulkelių. Išpurksim feiriu, klijuosim ir tada su tokiais išvarinėsim vandenį ir orą. Tai dabar aš atsargiai ją kažkur pasidedu ir turi būti lygiai va taip.
Nu ką, Hebra, matot, kad jau yra kita diena, rytas. Čia to laiko 7 valandos. Ir mes be kamerų vakarą. Įsikliavom plevelį ir nuėjom miegot. Jau buvo 11:30. Jau tikrai nieko norėsiu. Tai dabar einam parodysim, kaip atrodo langas įdėtas. Beveik. Plevelė realiai įsikliavo labai gerai. Taip, kai matot, stiklą jau beveik įdėjom, be kamerų, viską lengvai. Ištraukt vakar šėl buvo Jis atrodo kaip purvinas, nes labai atspindi šviesų. Ja, taip. Nu, žinok, aš švarus davau, išvaliau tai idealiai. Švarus idealiai, bet per kamerą atrodo, kad va, čia yra purvo. Bet ten atspindi jisai. O, galima iš kitos pusės pažiūrėti. Kai jau pašviečia. Ne, tai tik tai tavo fanarikas šviečiasi. Tai va. Stiklas idealiai, visi kantai, ten kur po pusę como palikau, tai irgi nesimato. Jau prisikliavo realiai, šiaip iš kitos pusės žiūrėt. Realiai, nu yra ten pora tų dulkelių, va čia, kaip pats darai. Bet taip švietie atrodo, kad šitie pastraubiški. Na, iš išorę tą. Nu taip, yra tų pabraižymų. Čia yra ne pabraižymai, čia kas čia. Čia purvas. Jis gal išdžius paskui. Gal jo, čia tos pūslės. Ja. Bet mes viską kaip ir ištraukiam, manau. Bet kaip ir sako dauguma, kad ant saulės jos išsivaikšto. Nes brolio draugas irgi kliavosi langus, jis sakė, irgi buvo puslėtas pas meistrus, bet išsivaikščiojo per savaitę. Tai gerai, Hebra, mes jau be kamerų susirinksim moldingą, užsidėsim, prisisuksim tą laikiklį dar stiklo vieną papildomą iš šono čia. Kitaip tariamą tą begelį. Ir jo. O jeigu nori, gali čia kolonėlę parodyti, kaip jis susidės. Štai šviesiu čia. O, čia pionieriai čia. Kokie pionieriai? Parašys montuotojas čia ant ekrano kažkur. Jeigu kam įdomu, tai gerai groja. Gerai. Bet čia be jokio stiprintuvo, tai irgi gerai groja. Tai ką, Hebra? Jungiamės į kitą savaitę, stiklinsim kitą stiklą. Visio. Nu tai va, Hebra. Langą užtamsinom. Nekėt šiandien. Užtamsinom langą. Turbūt rodėm, čia viską surinkom. Va, net matosi, kaip permatomas. Per saulę matosi. Ateik parodyk. Iš kitos pusės nesimato. Iš kitos nesimato, kas išorėje. Matosi labai gerai. Surinkom viską, pabloškė viskas. Ne, o taip uždaryk, va, kad pamatyt, va. Žiūrėk, nu tai aš atsisėsiu į vidų, jūs mane matysit. Nesimato, matosi laikas. Matosi kitas langas. Jeigu matėt O priekį labai gerai matosi, kad... tai jeigu Ai, nes langas darytas, teisingai. Jeigu matėt laiką, tai paspauskit laiką. Taip. O jeigu nematėt laiko, tai nieko. Gerai, tai kitoj pusėje, liko kitoj pusėje užtamsim. Šitą procesą nerodysim, tai irgi parodysim prieš ir po. Tik parodysim prieš ir bus po. Mes pasinaudosim specialiaisiais montavimo supergaliom. Padarysim va taip. Nu ką,
užtamsinam stiklą. Ir man labai patinka šitas 1 sekundės užtamsinimas. Taip. Galima sutaupyti labai daug laiko savo gyvenime. Nu, tai nežinau ką čia daugiau be pasakius. Nieko nepasakysim. Čia vat yra keletą brokų yra vat čia padaryta. Čia nereikia filmuoti. Čia brokas. Čia viskas gerai. Čia brokas. Yra brokų, nes biškai skubėjom. Visada gaunasi, kai skubėjom. Ne, tai neskubėjom, mes čia tiesiog labai gerai darėm, bet brokas čia. Bet brolis paprasivalė saloną. Kaip žadėjau. Sėdynė grau. Mes paprasivalė ir vėl išpirnom. Parodyk, va. Na, sėdynė čia ir vis tiek išpūrinom. Su kažkokiais končiais. Baisu. Tai čia gal merga buvo. Čia irgi. Čia švariau kažkaip. Čia valė Jonas. Čia nevaliau aš, čia Renas valė. Čia Jonas valė. Aš tai būčiau normaliai išvalė. Bet va, yra va tokių visokių. Tokių maršrūtų, bet jie ant saulės išsivaikščios. Nes kitoje pusėje sakau, idealiai. Nes irgi buvo tokie visokios nesąmonės. Tai irgi nėra. Nu yra ten tų šiukšlyčių, tų dulkelių, bet čia garažų sąlygom čia nelabai išgaudysi. Bet jo. O sūbą darysim gal kitam video, nes dabar biški nėra noro jau prieš tos karvės dirbti. Mane jinai jau užkniso. Labai gera mašina. Keisti stiklą. Realiai užkniso šitą karvę. O dar sūbą paminė. O jūs dar jeigu ten nubalsavot, kad tas kolonėlės daryt, tai aš... Tai nežinau, reikėtų man pabėgti. Taip. Kad nedarytų kolonėlių. Darysim kolonėlės projektas. Nenoriu. Ir magiją keisim, šitą lievą magiją. Išmesim nafai iš šiandien. Kiek mes jums paėmėm laiko? 2 laikai. Ne, aš sakiau 1000 laiko. 1000 laikų. 1000 laiko ir keičiam magiją ir dedam kolonėlės į galą. Taip. Nu ir subą paims. Nu bet subą šiaip paims. Nes reikia. Brolis verktų paės. Turbūt, arba brolį atduosiu. Jeigu geras bus. Kadangi užtamsim langą, tai vat. Nu gerai. Manau, baigiam šitą seriją, ar ne? Ja, baigiam. Ar dar parodysim, kaip mes padarėm vieną mašiną? Ne, baigiam. Ai, jeigu ten jau kažkas galvojat apie Toyota Corolla, kur matėt prie tą epizodą, tai jau parduot. Tai į mūsų biudžetą įkrenta 2100 euriukų. Tai jeigu irgi turi kažkas nuostabų automobilį, pasiūlykit mum, atvažiuosim ir nupirksim. Čia galioja visa Lietuva. Gali būti daužtas ten su defektu, bet koks ir be tech apžiūros. Tai parašykit čia va Instagramą, kažkur čia pridėsim. Ir dar video aprašymą pamatysit. Tai nežinau. Gerai. Kas viso, bet gal dar susijungsim šiandien, nežinau. Tai adios amigos baby. Nu tai va. Užtamsinam stiklą per 1 sekundę. O kaip lengva. Per naują, davai.